Sveiki, esu Ingrida Augutė, dalis jau jūsų mane pažįsta, gal esam kažkur matėsi, kažkokiam įraše, kažkokiam renginyje ir panašiai, o daliai žmonių aš esu naujas personažas, tai esu Ingrida Augutė ir dirbu su žmonėm turinčiais įvairių valgymo sutrikimų ir ne tik sutrikimų, bet ir ypatumų. Pradedant nuo tų tradicinių valgymo sutrikimų, nervinė bulimija, nervinė anoreksija ar persivalgymo sutrikimas. Taip pat dirbu su ryjimo baimėm, su išrankumu maistui, su maisto baimėm ir, žodžiu, viskas, kas siejasi aplink valgymą. Ir šiandien aš noriu pasidalinti tokiom baziniam pagrindiniam mintim apie labai dažną reiškinį persivalgymus. Ir turbūt nesuklysiu sakydama, kad didesnė dalis žmonių būtent dėl jų ir kreipiasi. Ir gal pradžiai norėtųsi taip truputėlį atreaguoti, kad persivalgymai būna įvairių tipų. Ir tokie esminiai du, tai tokie subjektyvūs persivalgymai ir objektyvūs persivalgymai. Ir pirmiausia, subjektyvūs persivalgymai, dėl ko yra svarbu išsiaiškinti ir ką aš darau, kuomet dirbu su žmogum ar su grupe žmonių per intuityvaus valgymo kursą, mes bandom aiškintis, ar tai, kas vyksta su mumis, tai yra, iš tikro tie persivalgymai, dėl kurių reikėtų sunerimti, ar žmogui atrodo, kad persivalgo. Tai subjektyvūs persivalgymai ir yra apie tai, kai žmogus suvalgo, įprastai žmogui normalią porciją, kiekį, bet tas žmogus dėl kažkokių įsitikinimų galvoja, kad jis suvalgė per daug to maisto. Ir tokiu atveju tikrai yra reikalinga specialisto pagalba, geriausia gydytojo dietologo, kuris tikrai labai, nuodugniai išaiškintų, ką reiškia normali žmogaus porcija, nes žmogus, kurio valgymo įpročiai yra sutrikę, kurio požiūris į valgymą yra sutrikęs, tikrai gali būti, labai sunku atsirinkti, kas iš tikrųjų yra normali porcija, ką iš tikrųjų normalu valgyti, ką įprastai žmonės valgo, nes jų valgymo sutrikimo dalis arba sutrikusi dalis sako, kad to neturėtum valgyti, tu per daug suvalgiai, tu jau čia pastorėjai, tu turėtum lieknėti ir taip toliau. Ir yra objektyvūs persivalgymai, kai žmogus iš tikrųjų suvalgo, tokiom normaliom aplinkybėm, didoką kiekį maisto ir ko pasekoj, jeigu tai vystosi dažnai, jeigu tai vyksta, tai yra dažnai vystosi įvairūs valgymo sunkumai, tarp jų valgymo sutrikimai ir kitos gali ligos ar sutrikimai šalia dėtis, tai irgi būtų tokio reikalinga įsivertinimo, nes valgymo sutrikimai jie nenutinka iškart, jie vystosi pamažu, kaip ir nemažai psichinių ligų, ar ne, nėra taip, kad žmogus atsikelia, bam, ir jam yra valgymo sutrikimas. Ir kuo žmogus anksčiau tą pastebi ir pradeda spręsti, tuo paprastai gydymas yra trumpesnis, jis gali būti lengvesnis, ir kaip čia tikriausiai ir su visom ligom. Ir kalbant apie persivalgymus, svarbu aiškintis priežastis, kodėl man vyksta, kaip vyksta. Ir gal dar prieš tai norėtųsi truputėlį pasakyti, kad mes visi karts nuo karto persivalgom ir tai yra absoliučiai normalu, kai padauginam maisto. Per šventes, gal per gimtadienius, gal šiaip tiesiog kažkokia buvo diena, nežinau, ir nepavyko iki malonaus sotumo pavalgyti. Tai man atrodo, kad tikrai labai svarbu yra nepadaryti katastrofos, neišdidinti tų dalykų, nes ir kažkuria prasme tai galim nurašyti netobulam mūsų gyvenimui, mes tikrai neturim būti tobuli ir mūsų valgymas neturi būti tobulas, kad mes būtume sveiki, sveiko kūno svorio ir taip toliau. Nes visose sritise, net ir valgyme, jei pažiūrėsim į mūsų gyvenimą, yra įskaičiuoti netobulumai.
bet kartais mūsų tam tikros asmenybinės dalys norėtų, kad mes viską valgytume idealiai, viską sukontroliuoti ir taip toliau. Apie tai yra labai didelė dalim valgymo sutrikimai. Ne, tai žodžiu, karts nuo karto mes tikrai persivalgom visi. Dabar jeigu tie persivalgymai objektyvūs vyksta nekontroliuojamai, arba jeigu mes jaučiam, kad tikrai dažnai negalim tos kontrolės turėti savo rankose, ne to reguliavimo, kad noriu pradėti valgyti, noriu nustoti valgyti, tai tikrai būtų vertinga įsivertinti, ar kas vyksta su valgymu, nes nekontroliuojami valgymai arba persivalgymai yra vienas iš valgymo sutrikimų bruožų. Tai dabar apie priežastis, kurios yra pačios dažniausios, kalbant apie valgymo sutrikimus. Tai pirmas dalykas tai yra vienareikšmiškai visokių dietų laikymasis ir nepakankamas valgymas. Sakyčiau, čia yra didžioji dalis žmonių, kurie kenčia nuo persivalgymų ir kurie, sakyčiau, apie 80% atvejų, kuomet sutvarkomas pakankamas valgymas, kada žmogus pradeda leisti savo valgyti visą maistą, tai jie tiesiog ima ir pasitraukia tie persivalgymai, nes mūsų smegenim nebereikia kovoti dėl maisto trūkumo. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus nevalgo, laikosi dietos ir, pavyzdžiui, artėja kokia nors šventė, darbo vakarėlis, gimtadienio šventė, kalėdos, Velykos, kas tik norim, kur paprastai dalyvauja maistas ir paprastai to maisto būna daugiau. Tai smegenys labai teisingai viską daro, jeigu jos persivalgo ir skatina, sako žmogui, eitų pavalgyk, nežiūrėk, jau tau nebus kitą dieną. Šiandien tu gauni prieigos prie gausos maisto, įvairovės maisto. Ne, tai tokiais atvejais aš juokauju, kad tada smegenys elgėsi teisingai ir jos yra sveikos, jeigu taip daro. Ir jeigu mes nepatenkinam savo biologinių poreikių, tai yra, vyksta nepakankamas valgymas, tai labai natūralu, kai vyksta persivalgymai. Tai ką daryti, labai svarbu būtų nustoti laikytis dietų, leisti savo valgyti visą maistą, jeigu nėra kažkokių medicininių kontraindikacijų, kad reikalinga, eliminuoti tam tikrus produktus, tada galima ne visus intuityvaus valgymo principus taikyti. Ne, bet absoliuti didžioji dauguma tikrai galim valgyti visą maistą, tik kartais mūsų turimi įsitikinimai, jie to neprileidžia padaryti. Ir apie pakankamą valgymą taip pat yra labai svarbu, nes labai daug žmonių iš tikrųjų turi neteisingą informaciją, kad, ten turi sumažinto kaloringumo valgyti, kad ten ir dažnu atveju vienas iš valgymo sunkumų ar sutrikimų gydymų ir vienas pirmųjų tai yra, kad žmogus tikrai pakankamai valgytų. Nes tada nei persivalgymai dažniausiai provokuojasi, nei emocinio valgymo ten disfunkcinio ir dažnai. Ir tai, sakyčiau, pirmoji vietoje. Tada kitas svarbus aspektas, kad itin griežtos valgymo taisyklės, kad ir čia yra tikrai gausų tyrimų padaryta, kad kuo žmogus labiau save bando įsprausti į rėmus, pavyzdžiui, tik 2 sausainius turiu suvalgyti, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus suvalgys jų daugiau. Dėl ko? Nes dideliai daliai žmonių įsijungia tas toksai, jau vis tiek sugadinau šiandien dieną, jau galiu eiti iki galo, ne? Arba smegenys vėlgi taip elgiasi, kai jos turi kurį laiką trūkumą ir tai yra natūrali trūkumo nulemta psichologija žmogaus, kai ko negaunu, to labai noriu, o kai gaunu prieigą, tai atsiimu su kaupu. Ir čia būtų labai svarbu lygiai tą patį, ką ir prieš tai minėjau, kad labai svarbu būtų valgyti visą maistą, mokytis valgyti pagal alkio ir sotumo signalus, kas yra labai didelė dalis intuityvaus valgymo pati idėja. Ir dar svarbu matyti savo suprasti, kad pramoginis maistas, tas vadinamas intuityviam valgyme, kur mažiau vertės, galbūt kažkokių maistingų medžiagų turi, neteisingai pasakiau, vertė jo yra normali šito maisto. Tai gali būti, kad tiesiog maistinių medžiagų ten yra mažiau. Ir žmogus, irgi žmonės, ką aš matau, kad
dažnu atveju kažkaip neleidžia savo valgyti, galvoja, kad čia jo neturėtų būti. Tai tikrai yra svarbu valgyti ir pramoginį maistą, tai yra svarbu mūsų psichikai. Ir vėlgi norisi kartuoti, kad mes neturim valgyti tobulai, kad būtume sveiki. Ir apie 10–20% vidutiniškai, tai paėmus bendrą valgymo paveikslą, tai tikrai visiškai normalu, kad sudaro mažiau, toks sveikatai palankus maistas, bet kartais tas maistas yra labai reikalingas mūsų psichikai. Ir kai nėra to balanso, tai tikrai ir tau labai kraštutinumų, tokių rigidiškumų, tai tikrai didelę dalį žmonių tai veda prie persivalgymo. Tada kita labai didelė kategorija priežasčių persivalgymo tai yra nereguliarus valgymas. Ir čia dėja, bet išpopuliarinti visokie badavimai, protarpiniai badavimai, ten 3 dienų ir panašiai badavimai, tikrai labai stipriai neigiamai iškreipia alkio ir sotumo hormonų veiklą. Ir ką reiškia reguliarus valgymas, tai reiškia valgymas maždaug kas 3 valandas, kas 2,5, 3,5, jau iki 4 valandų. Ir jeigu žiūrėti, mes esam sukurti, kaip į laužą įmesti prakurų valgyti. Ir žmonės, kurie nevalgo, net ten laikosi ir taip toliau, ir žiūrim vakare ar savaitgalį joninių laužai ten dega ir maisto puotos vyksta. Tai taip, gali būti nepatogu valgyti ten 5 kartus 6 per dieną, kai kuriem gal 4 ir užtenka, bet tikrai žmogui yra reikalinga tokios oficialios gairės ir aš kviečiu neišradinėti dviračio, remtis tuo, ties kuo mokslininkai sutarė, kas yra patvirtinta Pasaulio sveikatos organizacijos, maždaug 3 pagrindiniai patiekalai ir 2–3 užkandžiai per dieną. Ir dar kita priežastis tokia svarbi, kad valgomas nesubalansuotas maistas, tai reiškia, kad baltymai, riebalai, angliavandeniai turėtų dalyvauti mūsų valgymuose, o užkandžiuose tai užtektų 2 makromedžiagų, tai arba, riebalai plus baltymai, angliavandeniai plus baltymai, o jau pagrindiniai patiekalai, kad lėkštė tikrai į lėkštės turinį įeitų ir angliavandeniai, ir baltymai, ir riebalai. Ir čia kviečiu, nedetalizuosiu šitų dalykų, aš apie tai kalbu ir intuityvaus valgymo kurse. Tai būtų svarbu labai susižiūrėti ir tą mitybos balansą. Ir emocijos yra nemaža priežastis, bet persivalgymų, bet visgi tai nėra pati dažniausia. Žmonėm labai dažnai atrodo, kad čia man emocinis valgymas, emocijos paėmė viršų, bet dažnu atveju, kai mes truputį pažiūrim tuos vadinamus pažeidžiamuosius veiksnius, dažnu atveju tai būna nedamiegojimas, tai būna neprivalgymas maisto, tai būna nesubalansuoto maisto valgymas, dietų laikymasis ir emocijas paprastai mes su jom dirbam jau tik paskesniu etapu, nes mes galim kiek tik norim ir puikiai mokėti reguliuoti savo emocinę sistemą, bet jeigu mes turėsim nepatenkintus biologinius poreikius, tai dirbtų nedirbęs žmogus su tom emocijom, vis tiek viršų paims biologija ir mūsų smegenys padarys viską, kad tik patenkintų savo poreikius. Ir dar kitos biologinės priežastys, tokios kaip miego stoka, gali būti pervargimas, išsekimas ir taip toliau, tai irgi tikrai įtakoja persivalgymus ir čia būtų svarbu susižiūrėti. Dabar ką daryti ir ko nedaryti po persivalgymų. Tai pirmiausia, ką daryti, tai suprasti, kad persivalgymas įvyko dėl to, kad mums sunku. Ir esminė frazė, kurią labai kviečiu išsinešti, tai man sunku ir aš noriu būti gera sau ar geras sau. Aš tai padariau iš to, kad man nebuvo lengva. Tai jeigu dar mūsų kritikas ant viršaus kalbės, bet Ingrida, tu čia vėl apsivalgiai, taigi tu vakar sakei, kad jau nuo šiandien ten viskas bus gerai.
ir nebepersivalgysi, ane, tai tikrai žmogus, ne iš dažniausiai malonių emocijų tą padaro. Nors kartais ir būna per intensyvios emocijos malonios, jos irgi veda prie emocinio valgymo ar persivalgymo. Visgi dažniau tai yra nemalonios emocijos ir man sunku ir aš noriu būti gera sau ar geras sau, tai tikrai gali, sumažinti savigraužą ir man atrodo dar labai svarbu priminti sau, kad mes kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką darom viską, ką galim geriausio ir mokam geriausia. Ir tuo metu mūsų psichikai pasirodė, kaip geriausias būdas, primtiniausias būdas susitvarkyti su, nežinau, emocijom kažkokiom ar prieš tai buvusiom pasiekmėm. Pavyzdžiui, neprivalgymo ar ne, ar nepakankamo valgymo, ar nereguliaraus, ar dietų kažkokio laikymosi. Tai būtų, labai svarbi yra ta tokia geranoriška atjauta, toks smalsus požiūris ir su tuo pačiu smalsiu požiūriu geranorišku, tarsi tokiu mokslininku, truputėlį ne iš tokių kritinių režimų, bet pabandyti išsiaiškinti, kas čia galėjo įtakoti tą valgymą, nes paprastai persivalgymas jis turi savas priežastis. Ir svarbu būtų su tom priežastim dirbti ir jas šalinti. Ir dar kas yra labai svarbu, kas ypatingai dažnai vyksta, ypač su valgymo sutrikimais, tai matoma, kad kai žmogus pasielgia ne taip, kaip planavo, o dažniausiai lūkesčiai būna labai neadekvatus, kad ten, nežinau, niekada nepersivalgysiu, niekada emociškai nevalgysiu, niekada nevalgysiu saldumynų arba pasižadėjau, nežinau, nevalgyti pyrago ir privalau jo nevalgyti, ne? Tai kas vyksta, tai savęs baudimas. Dažniausiai baudžiama yra per tai, kad kitą valgymą jau turėsi mažiau valgyti, arba negausi tam tikro skanaus maisto, ar dabar sėdėk, nežinau, ten ant salotų pavyzdžiui, nes jau tu ten pavariai prieš tai nepavalgai, tai jau dabar reikia išsidėtinti, išsivalyti. Visokiais detoksais kartais irgi tai tokia, išsportavimais, vėmimais, per įvairių medikamentų vartojimų, arbatų, laisvinamų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų veda į dar gilesnės problemas ir lengviau yra tvarkyti su mažesniu problemų bagažu. Tai dėl to būtų svarbu nebaus savęs, o labiau per tokį geranorišką, smalsų tyrinėjimą, pabandyti išsiaiškinti priežastis, kas čia įvyko ir pabandyti tą šalinti ateityje. Tai žinokit, apie persivalgymus galėčiau kalbėti, tą ir darau savo intuityvaus valgymo kurse ar asmenėse konsultacijose, tai kam tai aktualu, giliau pasigilinti ir įdomu, tai kviečiu pasižiūrėti mano puslapį, tai kasumaistu.lt, galbūt artimiausiu metu renku grupę. Ir kviečiu labiausiai išsinešti iš šito, kad dietos, nepakankamas valgymas, nereguliarus valgymas, per stiprios emocijos, nesubalansuotas valgymas yra pagrindinės persivalgymo priežastis ir geranoriškumas ir smalsumas, situacijos patyrinėjimas, tai yra raktas į gyvenimą su labai retais persivalgymais, kas yra natūrali žmogiška mūsų gyvenimo dalis. Tai dėkui už dėmesį ir tikiuosi buvo naudinga. Iki.